Nacionalinio susivienimo požiūris žmogaus teisų klausimų iš esmės kitoks, negu čia girdėjot. Mes manome, kad yra šiandien labai svarbu sustabdyti bandymus perauklėti visuomenę ideologiškai, vertybiškai, prisidengiant žmogaus teisų retoriką, tačiau visai nesprendžiant žmogaus teisų klausimų. Žmogaus teisės ir laisvės yra surašytos Lietuvos konstitucijoje ir jų pagrindinis bruožas, kad jos yra teoriškai aktualios visiems. Kiekvienam žmogui tai yra svarbu. Tai yra tokie dalykai kaip privatumas, nuosavybė, susirašinėjimo laisvė, religijos, sąžinės laisvė, susirinkimai ir taip toliau. Čia yra tie dalykai, kur turėtume teikti pirmą prioritetą, užtikrinti ir apsaugoti, o šiandien jiems ypatingai žodžio laisvai Lietuvoje kyla gal kol kas per mažai dėmesio sulaukianti, bet grėsmė. Tuo tarpu tai, kas bandoma šiandien pateikti kaip žmogaus teisų darbotvarkė, tai yra iš esmės visuomenės įsitikinimų apie tai, kas yra lytis, ar ji kintanti, ar lytis tik dvi, kas yra šeima, ar ji tik tarp vyro ir moters, ar ne, kokie jos tikslai. Kas yra valstybinė kalba, ar visi piliečiai ir gyventojai šalyje turi viešoje erdvėje ją vartoti, kam reikalingos valstybių sienos, ar yra pareiga jas gerbti. Ir taip toliau visais šitais ir kitais klausimais bandymas perauklėti visuomenę. Tam perauklėjimui tarnauja įvairovės pareigūnai įvairiose valstybės, valdybės ir kitose įstaigose. Tam perauklėjimui tarnauja lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurios funkcijos yra kitos, čia kolegomis minėtos. Visų pirma, diskriminacijos dėl amžiaus, diskriminacijos dėl neįgalumo ir kitų aspektų problemų sprendimas, tačiau vietoj to šiandien žmogaus teisų darbotvarkė yra pavirtusi įvairių mažumų grupių, ar religinių, ar tautinių, ar seksualinių poreikių tenkinimo darbotvarkė. Yra labai keista kiekvieną kartą girdėti apie tai, kad visuomenė nepasiruošusi, kad jai reikia pasiruošti kažkokiam neišvengiamam būsimam dalykui, kuriam pribręsti arba ne. Čia nėra kam pribręsti. Visuomenė, aš netgi sakyčiau plačiau, mūsų civilizacija nepriklausomai nuo religijos, sekuliariai ar nesekuliariai žiūrint, visada vertino, kad šeima, santuoka yra socialinis institutas, o ne kažkokia teisė, kurią formuoja vyras ir moteris ir joje užauga vaikai. Valstybė ypatingą dėmesį pagalba įvairiausia tiek simbolinė frazėmis, tiek ir konkrečiomis programomis teikia šeimai ir santuokai todėl, kad ten užauga jos piliečiai ir tai yra geriausia vieta jiems atsirasti, augti ir tapti tais piliečiais. Iš čia ir tas ypatingas statusas. Tai kova akivaizdžiai yra simbolinė. Dėl to partnerystės civilinės sąjungos, ar kaip darbė bus pervadinta, kad tuo būdu pavadinti dviejų tos pačios lyties asmenų buvimą kartu šeima. Aš visiškai pritariu ir nacionalinis susivienimas pritarė tam projektui, teiktam prieš beveik 10 metų dėl bendro gyvenimo susitarimo, kuris spręstų ne visas, bet didžiąją dalį tų praktinių problemų, su kuriam susiduria tokios poros ir ne tik jos. Ir tą galima daryti, tačiau nesuteikiant to šeimos statusų. Taip, tai jūsų paskutinė teisė, ne paskutinė, bet tikrai netiminėsiu jūsų teisų, bet jūs paskutinis turite iš visų 4 paklausti kažkieno. Ačiū. Aš ir Tomo norėčiau paklausti. Jūs ir Laisvės partija, ar jūs laikot, kad yra siektina ir reikalinga Lietuvoje įteisinti principą, kad visuomenė turi kreiptis į žmonės ir traktuoti juos pagal tai, kokios lyties jie save laiko, nepriklausomai nuo to, kokios lyties biologiškai yra. Tai yra, jeigu aš esu vyras, bet laikyčiau save moterimi, ar jūs turit mane gerbdami, kaip bendrapiliečiai, laikyti mane tuo, kuo aš save laikau, nepaisant to, kuo aš esu? Jūsų toks klausimas, kaip ir ideologiškai bandantis užmauti ant tokio kabliuko, bet aš atsakysiu labai paprastai. Absoliuti dauguma visuomenės labai puikiai jaučiasi toje binarinėje lyčių dichotomijoje. Ne? Aš manau, kad nė viena demokratinė vakarų visuomenė nesugriuvo, neįvyko joks kataklizmas, užtikrinantis galimybę tiem žmonėm gyventi savo gyvenimą jiems suprantamu ir tinkamu būdu. Niekada dėl teisinių priežasčių negriūva dangus ir kiti gamtos kataklizmai nevyksta, jie vyksta dėl gamtinių priežasčių, nereikia jų norėti. Esmė yra tose situacijose, kai visa visuomenė priverčiama įstatymų, visi įstatymai yra tam tikros rūšies prievarta, priverčiama prisitaikyti prie to, kaip kažkurie žmonės jaučiasi ir nori būti vadinami, kad visi tie likę žmonės, kai kuriems tai nerūpi, bet kai kuriems rūpi, yra išprievartaujami vadovautis ne savo sveikų protų, kaip jie suvokia tikrovę ir šalia esančių žmonės, o kaip tie kiti žmonės save suvokia. Tai daug šalių, kur tai įvyko, vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje, tai tapo daugybės žmonių išprievartavimu vadovautis ne savo sveikų protų ir dėl to tai yra konfliktas. Ir dangus negriūva
bet nukenčia daugiau žmonių, blogiau pasijaučia, jeigu norite, negu kad gerai pasijaučia. Žinau, kad dalyvaujate laidoje pas Algį Ramanauską, kur buvo pasakyta tokie žodžiai, jog žmonės, kurie klausosi rusiškos muzikos, reikėtų šaudyti. Tai man labai, aš nežinau, gal jūs atsiribojat jau nuo tų žodžių, bet kadangi čia yra žmogaus teisų tema, šitas debatas, man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate tokius nacionalistinius, radikalius pareiškimus. Visų pirma, čia nėra nacionalistiniai pareiškimai, čia yra pareiškimai, aš sakyčiau, tiek beprotiški, kad aš juos traktavau ir toliau traktuoju, nors ne visi su manim sutinka, kaip tai, su kuo nediskutuoji ir nesiginčiai, nes to negali traktuoti rimtai. Kontekstas tų žodžių buvo, kad Algis Ramanauskas sakė, kad žmonės, kurie klausosi rusiškos muzikos, iš jų reikia atimti vaikus, o juos pačius sušaudyti. Aš tą galiu priimti tik kaip žodžius pasakytus nerimtai, kaip juoda, baisų, gal nevykusi, bet humorą. Jeigu mes traktuojam tuos žodžius rimtai, kaip kažką, su kuo reikia diskutuoti, na tai tada tu pats suteiki šitiem žodžiam rimtą statusą, paverti juos rimta diskusijos verta tema ir atsiduri diskusijoje, tai reikia ar nereikia šaudyti žmonės. Aš sulaukiau priekaištų dėl to, kad aš nepuoliau polemizuoti su Algiu Ramanausku, aš puoliau su juo polemizuoti tik apie vaikų atiminėjimą, todėl kad tokia tema iš tikrųjų egzistuoja, apie tai yra rimta diskusija, kada dėl ko atiminėjami vaikai, jau 10 metų mes tą temą turim ir man atrodo, kad šitoj temai pateikti atsakymus visose situacijose yra reikalinga ir svarbu. Bet jeigu man kas nors pasako, ką nors visiškai beprotiško tokio, kaip kad reiktų šaudyti dėl to, kokios muzikos klausosi, aš perkeliu į kitą statusą tuos žodžius, taigi pradedu su jais rimtai šnekėti. Aš tuos žodžius galiu traktuoti tik kaip pokštą. Gera ar ne, nu čia jau atskiras klausimas. Ar tai tikrai gali būti pokšto pavyzdys? Mano galva, tai yra blogo pokšto pavyzdys. Supratau. Akivaizdžiai žaidžiantis didelę dalį visuomenės. Nes turbūt vieniems tai gali būti pokštų gerų arba blogų, kitiems apskritai negali būti. Ar ne? Tai aš čia tuo aspektu.